Sveiki. Parodžiau jūrą. Tik atvažiavus stebėjau, kad jinai yra banguojanti tokia. Piktoka, pats rytas jos toks buvo nelabai matomai nutikęs. Kažkas tai vyko joje. O šiuo metu jinai ganėtinai švelnėja, rami tokia darosi. Ir oras labai geras, saulė šviečia ir pačios bangos tokios švelnesnės pasidariusios. Tai vat moterį būtų galima, aš manau, sulyginti netgi su jūra, nes jūra labai irgi permaininga jinai yra, tai banguojanti, tai rami. Ir žiūrėkit, ir moterys tas pats, ar ne? Tai jos piktos, kai išės. Tai jos geros, nors prie širdies tik. Visokių tų momentų būna. Ir manau, mane labai supras mamos, kurios augina paauglės mergaites ir tiesiog kaip susiduria su sveikatos tokiam problemom, kada prasideda mėnesinės ir tos dienos. Būna ir skausmingos, ir galvos skaudėjimai, ir pykinimai, visokiausių dalykų ten būna. Ir paėmus tas moteris, mano amžiaus, jaunesnės, vyresnės, visos mes susiduriam su nuotaikų kaitom. Ir kartais nesupranti, iš kur ir kaip čia, kas čia vyksta. Nes tiesiog tas hormonų disbalansas, hormonų tos audros, jos labai stipriai paveikia pačią moterį, pačią jos psichiką, emocinę būseną, fizinius visus negalavimus. Tai kaip susitvarkyti su šitais vykstančiais reikalais, galim pakalbėti spalio 28 dieną. Šakiuose, namai visiems, Birutės gatvė 10, 17:30. Vyks paskaita apie moters harmoninę sveikatą. Tai labai kviečiu apsilankyti, atsinešti klausimus, kokie rūpimi klausimai jums yra. Be kita ko, iš tikrųjų, tai netgi ir vyrus kviečiu, nes jiems irgi visiškai pravartu žinoti ir apie pačius juos, nes hormonų audros vyrams siaučia lyginai taip pat kaip ir moterim. Tai čia, tegu jie čia neįsivaizduoja geriečiais. Žodžiu, yra tokie amžiaus periodai, kada biškelį stukteli mums, ar ne, visiems į padus ar į kažkurią kitą vietą. Tie simptomai ir požymiai, tai visus kviečiu, norinčius spalio 28 dieną apsilankykite. Lauksiu.